Kaip ir anksčiau, taip ir šiandien birželis vasaros pradžia. Siūlome laidą, kurioje matysite festivalį Olimpiečiai tarp mūsų. Šeduvos žirgų mylėtojai tarp geriausių Lietuvoje. Radviliškis dar neprarado atminties. Šiandien turim didelę šventę, olimpinį festivalį, jau nebe pirmą kartą pas mus Radviliškyje ir manau, kad toks renginys, kuris sutraukia šitiek jaunimo ir įkūnija tą olimpinę dvasią, padeda vaikams ir moksleiviams, visiems sportuojantiems suprast, kas tai yra olimpinė dvasia, kaip reikia elgtis pagal olimpinius principus ir aišku, siekti sportinių rezultatų. Taip, siekti rezultatų. Užduotis aiški. To ir siekia sportininkai – nugalėti. Prieš varžybų pradžią kalbinu trenerių Fiodorą Vladimirovą. Manom, kad labai yra reikalingas, jaunimui labai bus naudingos, kaip tokia olimpinė dvasia pajaus, tokia kaip generalinė repeticija prieš tą FISA žaidynės, kuris vyks čia Liepos pradžioj, tai mes tokia padarom kaip generalinė repeticija. Nugalėtojai dalyvaus jau už apskritį, nes apskritį dalyvaus 7 komandos, atrodo, nuo apskrities. Ir plus dar atvažiuos iš kitų respublikų. Apie savo rungtį. Mūsų rungtys čia tokios yra irgi pusiau imtinės. Mums labai malonu, kad yra vedamas, nes čia senoje buvo vedamos tos varžybos olimpiadose, įstumimas iš rato. Tai va dabar toks kaip antikos varžybų, kaip atminimas, kaip pasakyti, pakartojimas. Ir tinka imtinis labai, nes pas mus laisvos imtinis taip pat yra, jeigu jis kovodamas išeina už kilimus suvėdamas, reiškia praranda 1 tašką. Tai vat, mums čia bus gal šiek tiek toks net pasirinkimas, gal kas pradės daugiau lankyti imtinės, gal patiks kam viskas. Tai, o taip, kad mums labai naudingai yra, kaip imtinių treneriam. Dalyvavo svečiai, viena iš jų Birutė. Aktyvi praeityje, bet ne mažiau aktyvi ir dabar. Esu sužavėtas šitą šventę, žinot, tiesiog kraujas verda ir norisi pačiai pasportuoti ir kartu su jais pabėgti kažkokį tai estafetę ar kažką. Net prie vienos mokyklos priejau ir klausiau, gal jiems trūksta dalyvių. Tai sakė, ten mažiukai tokie vaikai, sako, aš jeigu per aukštą, sakau, tai aš pritūpsiu, sakau, ir aš bėgsiu su jumis. Tai mokytojas sako, ne, mes jūs priskirsim prie 8 ar 9. Gerai, sako, aš gal taip ir atrodau, kad sportuoju. Taip. Ar olimpinis judėjimas neatgyvenęs? Aš manau, kad niekada jisai neatgyvens, jeigu tokių organizatorių bus kaip Varkulevičius, nes aš manau, įsivaizduoju, kad jisai šį čia suorganizavo viską ir tikrai jisai neatgyvenęs ir man patinka, kad iš kartos į kartą. Ir suprantat, kas 4 metai jisai vykdomas va šitas tokie renginiai, tai mes jau pasilgstam, kad po 4 metų jau norim vėl kažkokių tai renginių tokių panašių. Dirbat pedagoginį darbą, tai prašom palinkėjimą pabaigai. Palinkėjimą kam? Palinkėjimą tiem, kurie žiūrės šitą laidą. Pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad vis tik judėjime yra sveikata. Ir aš savo studentams dažnai sakau, kad jeigu jūs nesportuosite, nejudėsite, neužsiiminėsite kūno kultūra, tai bus lygiai taip pat, kaip kokia kūdroje vanduo, kuris nejudas, prasmirdės ir paskui užauga tas vanduo. Tai va irgi, jeigu žmogus norite būti visą laiką šviežias ir gražiai atrodyti, jaunatviškas, tai reikia po truputį prisiversti. Dažnai reikia prisiversti, nes iš tikrųjų kūno kultūra ir tas judėjimas yra nemažas darbas. Mes visi daugiau linkę prie tinginiavimo. Ir iš tikrųjų nugalėti save reikia mokėti, nes pats didžiausias dalykas mokėti save nugalėti. Tai va, prie viso kito, dar sakau, mokėkime nugalėti save. Pasirodymai buvo žavūs, o mes jau spaudos konferencijoje. Pradžia Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje 2004 metais, po to rajono mastu 2008 ir šiemet FISA žaidynėse Liepos 7 dieną sukvies viso Šiaulių regiono sportuojantį jaunimą, bei dalyvius iš Lenkijos, Latvijos ir kitų šalių. Po 4 metų šios idėjos autorius, Pekino olimpinių žaidynių deglo nešėjas Jonas Varkulevičius tikisi, kad šis festivalis įtrauks visą Lietuvą. Tai manau, kad to galėtumėm jam ir palinkėti. Ir dabar šią spaudos konferenciją norėtų pradėti Radviliškio rajono meras Darius Brazys. Jūsų dalyvavimas šiame mokinių festivalyje man aiškiai parodo, jog Radviliškio rajono savivaldybė pasirinko tinkamą kelią,
kūno kultūros ir sporto tradicijų puoselėjimo srityje. Nuoširdžiai dėkoju Olimpinio festivalio Olimpiečiai tarp mūsų iniciatoriui ir olimpizmo idėjų rajone pradininkui Jonui Varkulevičiui. Jūsų dėka visos Radviliškio rajono mokyklų bendruomenės šiandien suburtos bendrai sportiniai veiklai. Tikiuosi, kad šiandien surinktas rajono mokyklų olimpinis festivalis atskleis, jog Radviliškio rajono savivaldybė tiki olimpinė dvasia, moka skleisti bei puoselėti olimpinės vertybės ir yra puikiai pasirengusi 5-osiams viso pasaulio sporto žaidynėms visiems. Ką ir be pridursi. O dabar apie tą FISą. Kalba Kęstutis Petraitis. Tai yra viena iš sudėtumųjų dalių, kuri bus mūsų žaidynėse, tai yra tarptautinis moksleivių festivalis. Jis, kaip žinome, išaugo iš Radviliškio, buvo iš pradžių Radviliškio vien šventė, šiais metais jis įsiplėtė po visą apskritį ir būtent šiandieną vyksta daugelį mūsų apskrities centruose būtent tos varžybos, kur galės moksleiviai atsirinkti ir dalyvauti pasaulio sporto visiems žaidynėse. Na ir dabar apie artėjančią didžiąją šventę. Taip, Liepos 5, tai likus geram mėnesiui, mes turėsime pasaulio sporto visiems žaidynės. Žaidynių programa labai plati, įtraukia 129 projektus. Tai ir sporto renginiai, sporto ir parodomieji, ir masiniai renginiai. Kiekviena šalis atvykusi, mes dabar šiai dienai turim užsiregistravę 51 šalį, kur atveš savo nacionalinius pasirodymus. Tai bus galimybė supažinti su įvairių šalių nacionaliniu sportu. Tuo pačiu mes, kaip lietuviai, pristatysime lietuvišką ritinę. Bus įvairi kultūros programa. Aišku, turbūt didžiausias renginys tai bus atidarimas, kur bus ir mūsų istorija paminėta, ir dabartis. Taip pat įvairūs kiti švietimo projektai be moksleivių festivalio, socialiniai projektai, tai dalyvaus ir negalėjai, įvairios sveikatinimo akcijos, tai ir konferencija sveikatinimo, verslo aplinka irgi turės galimybę save pristatyti, savo Lietuvos galimybės, tai yra, ką gali atvykę verslininkai galbūt ir investuoti, supažinti su plačiomis galimybėmis. Taip pat turėsime UNESCO forumą, tai būtent per pavaldą, per sporto pavaldą bus pristatytos įvairios šalis, įvairios kontinentai. Tai programa gan plati ir tikėkime, kad nuo 5 iki 11 mes tinkamai priimsime visus dalyvius, o aišku, 11 dieną juos išlydėsime vėl atgal į savo šalis. Kadangi esame Radviliškyje, gal renginiai, kurie vyks Radviliškyje? Taip, Radviliškyje vienas iš aktyviausių, galima sakyti, aktyviausių yra savivaldybių, kur yra plati programa, tai yra ir krepšinio, ir futbolo, ir medkirčių varžybos, ir būtent centras bus tarptautinių moksleivių festivalių, būtent Radviliškyje. Aišku, prie to prisideda įvairūs plati kultūrinė programa. Mes kaip organizatoriai irgi sudarysime galimybę Radviliškyje supažinti su įvairių nacionalinių sporto šakų pasirodymu, kurie bus gan įdomus. Tai laukia tikrai šitą savaitę gan įspūdingų renginių savaitę. Tiems žmonėms, kurie niekur iš savo šalies neišvyksta, tokie renginiai labai reikalingi ir laukiami.